Sveiki! Šiandien kalbėsime apie motinos dieną, skaitysime Vinco Mykolaičio Putino eilėraštį Motinai, išsiaiškinsime eilėraščio vaizdus ir jausmus. Motinos diena Lietuvoje švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Ji švenčiama nuo 1928 metų. Ši šventė lietuviams žinoma dar nuo senų senovės. Šią dieną motiną sveikina vaikai ir vyrai. Tądien jie stengiasi už jas atlikti visus namų ruošos darbus. Motinos diena ne šiaip sau švenčiama pavasarį. Motina tapatinama su žeme. Kaip ji užaugina vaikus, taip žemė išaugina derlių. Motinos diena pasaulyje minima ne tik gegužės pirmąjį sekmadienį, bet ir kitu laiku. Norvegijoje vasario antrasis sekmadienis, Izraelyje vasario mėnesį, ketvirtasis pasninko sekmadienis kovo 18, Jungtinė karalystė ir Airija. Labai daug valstybių švenčia gegužės antrąjį sekmadienį. Austrija, Belgija, Brazilija, Kinija, Danija, Vokietija, Estija, Latvija, Suomija, Italija, Japonija, Kanada, Lichtenšteinas, Nyderlandai, Naujoji Zelandija, Austrija, Šveicarija, Taivanas, Turkija, JAV. Taigi ši diena pasaulyje švenčiama visus metus, o mes turime įsidėmėti, kad Lietuvoje ji švenčiama pirmąjį gegužės sekmadienį. Skaitysime Vinco Mykolaičio Putino eilėraštį Motinai. Tas vakaras kaip krištolas, o tolyje varpai, tokį motulę vakarą ir tu mane supai. Pro langą saulė leidosi, pašvaistę ugnine, tu poterį kalbėdama meldeisi už mane, kad aš užaugčiau didelis ir sveikas ir gražus, o saulė žarstė vygėje tuos žėrinčius dažus. Vygė supama lovelė. Aptarkime šį eilėraštį. Pamąstyk apie savo mamytę, senelę. Mokykis raiškiai skaityti eilėraštį. Įsivaizduok vakarą, saulę, motulę. Išmok kūrinį atmintinai. Bet atmink. Pati geriausia dovana mamytei tai yra, kad tu gerai mokaisi. Esi paslaugus, draugiškas, mandagus. Bet išmok eilėraštuką mintinai, padaryk atvirutę, gėlytę. Sąsiuvinukas mums primena, kaip reikia kreiptis. Motulė, motulė, močiutė, močiutė, saulutė, saulutė. Linkiu pradžiuginti šios gražios šventės progą savo mamytę. Sėkmės!